Sveiki atvykę į mūsų kanalą. Šiandien norėčiau pakviesti jūs į kelionę, kuri gali iš esmės pakeisti jūsų požiūrį į pinigus, sėkmę ir laisvę. Kalbėsime apie knygą, kuri meta iššūkį viskam, ką galbūt manėte žinantis apie finansus. Knyga, kuri ne tik atmeta įprastą lėtojo kelio slow lane filosofiją, bet ir pristato greitesnį, sistemingesnį ir kur kas labiau išlaisvinantį kelią į finansinę nepriklausomybę, pavadinta greituoju keliu – Fast Lane. Tai M.J. DeMarco milijonieriaus greitasis kelias. Pristatysiu jums ne tik šios knygos esmę, bet ir jos giliausią patrauklumą. Pažada ne tiesiog pasiekti finansinę laisvę, bet tai padaryti jaunam, energingam ir kupinam gyvybės. Ar esate kada pagalvoję, kodėl turime dešimtmečius dirbti nemėgstamą darbą, taupyti kiekvieną centą ir tikėtis, kad kažkada senatvėje galėsime mėgautis gyvenimu? Štai čia ir slypi knygos esmė. M.J. DeMarco, kurį asmeniškai įkvėpė jo paties Lamborghini pranašystė, vizija tapti turtingu jaunu, meta pirštinę šiai įprastai išminčiai. Jis sako, kam laukti, kam aukoti savo jaunystę ir sveikatą dėl neaiškios ateities. Knyga teigia, kad ši pagreitinta finansinės laisvės paieška reikalauja atsimokyti visuomenės nustatytas normas apie pinigus ir priimti unikalų psichologinį ir matematinį mąstymo būdą. Tai nėra greitai praturtėk schema be pastangų, atvirkščiai, tai reikalauja sunkaus, strateginio darbo, bet sukuria didžiulį, kontroliuojamą svertą. Autorius griežtai atmeta įprastą požiūrį lėtai praturtėk, vadindamas jį pralaimėtojų žaidimu, kuris reikalauja dešimtmečių aukų dėl galimos finansinės laisvės tik senatvėje. Vietoj to jis propaguoja milijonieriaus greitąjį kelią. Kelią į turtą, jaunystę, linksmes ir laisvę vienu metu, metant iššūkį įsitikinimui, kad senatvė yra būtina sąlyga pensijai. Įsivaizduokite jauną, savarankiškai praturtėję Lamborghini savininką, kurį autorius sutiko. Šis susitikimas įžiebė jo atsidavusią alternatyvių klestėjimo kelių paiešką. Nepaisant daugybės ankstyvų nesėkmių, knyga žada atskleisti, kaip jūs galite ištrūkti iš visuomenės lėtojo kelio ir kaupti turtus būdami jauni ir energingi, iš naujo apibrėždami, ką reiškia būti tikrai turtingam. Autorius atvirai pasakoja apie savo ankstesnės kovas su gilia depresija ir nesėkmingais verslais, kaip artimieji skeptiškai vertino jo pasinėrimą į sėkmės istorijas. Lemiamas prabudimo sūkuris paskatino jį drastiškai pakeisti gyvenimą, persikelti ir atsidėti naujo internetinio verslo kūrimui. Diegdamas novatorišką klientų pritraukimo modelį ir kruopščiai tenkindamas klientų poreikius, jo įmonė patyrė eksponentinį augimą ir tapo tikrų pinigų medžiu, generuojančių didelės, dažnai pasyvias pajamas. Ši savarankiška sėkmė leido jam 2 kartus parduoti savo verslą ir galiausiai pasiekti milijonieriaus statuso ir finansinę laisvę, leidžiančią siekti savo pasijų, tai gyvas greitojo kelio turtų kūrimo pavyzdys. Knyga teigia, kad turtas pasiekiamas per išsamų kelionės procesą, o ne tiesiog susitelkdamas vienu keliu ar įvykiu. Daugelis milijonierių patiria nesėkmes, nes jie yra orientuoti į įvykius, ieško greitų patarimų ar pavienių strategijų, lygiai taip pat kaip apleistų transporto priemonę ir įrankius ilgai kelioniai. Autorius pristato turto kelio formulę, kuri sudaro pasirinktas kelio planas, šaligatvis, lėtašlis kelias arba greitasis kelias, asmuo kaip transporto priemonė, specifiniai karjeros keliai ir vykdymo greitis. Turtams pasiekti reikia suprasti šį išsamų, dažnai sudėtingą procesą, nes kiekvienas kelio planas turi skirtingą turto lygtį, kuri lemia asmenų polinkį į skurdą, vidutinumą ar tikrą turtą. Pradėkime nuo pirmojo kelio plano – šaligatvio kelio. Tai finansinis kelias, kuriame žmonės teikia pirmenybę tiesioginiam pasitenkinimui ir išlaidoms, o ne ilgalaikiam saugumui, iš esmės mainydami patogią dabartį į nesaugią ateitį. Šaligatvio gyventojai, nepriklausomai nuo pajamų lygio, nuolat gyvena nuo algos iki algos, nes jų turto lygtis yra susijusi su pajamomis plus skola, be jokių santaupų ar finansinio plano. Šis mąstymas skatina vartojimo ir priklausomybės ciklo, palikdamas juos pažeidžiamus bet kokiai finansiniai nesėkmei ir galiausiai vedantį į skurdą ar bankrotą.
Knyga pabrėžia, kad daugiau pinigų neišsprendžia pagrindinės prastos finansinės disciplinos problemos. Tik esminis vieno finansinio kelio plano ir įsitikinimų pakeitimas gali atvesti į tikrą turtą. Ši knyga meta iššūkį visuomenės materialistiniai turto apibrėžčiai, kuri dažnai veda į gerovės iliuziją palaikomą per skolas ir vartotojiškumą. Vietoj to, ji teigia, kad tikrasis turtas yra turto trejybė, kurią sudaro stiprūs santykiai, fizinė sveikata ir asmeninė laisvė. Siekiant netikro turto per prabangias nuosavybės, tik skatinama gyvenimo būdo vergyje, sunaikinanti tikrą laisvę, sveikatą ir ryšius. Pinigai, naudojami tinkamai, tiesiogiai neperka laimės, bet užtikrina laisvę ir pasirinkimą, leisdami žmonėms puoselėti tikrą gerovę ir patirti gyvenimą pilnai. Knyga griežtai kritikuoja gyvenimo būdo vergyje, kurioje tiesioginis pasitenkinimas ir vartotojiškumas įkalina žmonės nemėgstamuose darbuose, kad jie galėtų finansuoti daiktų, kurių iš tikrųjų negali sau leisti. Ji iš naujo apibrėžia tikrąjį įperkamumą kaip mokėjimą grynaisiais, neturint jokio būsimo finansinio poveikio, teigdama, kad jei tenka abejoti pirkiniu, negalite jo sau leisti. Knyga priešinasi šaligatvio gyventojų įsitikinimu, kad turtas atsiranda dėl sėkmės ar lengvų didelių smūgių, vietoj to pabrėždama, kad tvarus turtas atsiranda dėl nuoseklaus proceso, veiksmų ir padidintos tikimybės. Galiausiai finansiniai laisvei pasiekti reikia asmeninės atskaitomybės, disciplinos ir atidėto pasitenkinimo, o ne savo ateities patikėjimo išoriniams veiksniams ar nuorodoms. Šis skyrius pristatoma aukų dėsnį, teigianti, kad individai tampa aukomis, atsisakydami kontrolės ir atsisakydami asmeninės atsakomybės už savo pasirinkimus. Kritikuojama dažna tendencija kaltinti išorinius veiksnius, tvirtinant, kad tikrasis įgalinimas ateina prisiimdamas atsakomybę už savo klaidas ir keičiant elgesį. Autorius pabrėžia, kad turtas ir gyvenimas be aukos reikalauja proaktyvios pozicijos, kurioje asmeninis stropumas pakeičia pasitikėjimą kitais. Galiausiai tekstas pereina prie lėtojo kelio finansinės strategijos kritikos, vaizduojant ją kaip apgaulingą, viso gyvenimo trunkantį dabarties aukojimą dėl tolimos, dažnai neįvykdyto turto pažado senatvėje. Šis skyrius galingai kritikuoja tradicinę lėtojo kelio finansinę strategiją, kuri propaguoja dešimtmečius darbo nemėgstamame darbe, kruopštų taupymą ir atidėtą pensiją. Tragiška Joe istorija, kuris miršta nepasiekę savo pensijos tikslo, autorius teigia, kad šis kelias aukoja jaunimą, sveikatą ir geriausius metus dėl neaiškios ateities, vedantį į meternistės gyvenimo ir nuolatinio 5 už 2 darbas už ribotą laisvę. Lėtasis kelias pristatomas kaip iš esmės rizikingas dėl rinkos nepastovumo ir garantuotos ilgaamžiškumo prielaidos, galiausiai tarnaujantis kaip kvailio bastimas, kuris apakina individus nuo gyvenimo gausos. Pagrindinė žinutė yra, kad turtas reikia siekti ir jo mėgautis jaunime, o ne atidėti iki senatvės. Autorius kategoriškai kritikuoja tradicinį įdarbinimą, vadindamas jį lėtojo kelio strategija, kuri aktyviai trukdo turtui ir laisvei. Darbai laikomi žalingais, nes jie verčia asmenis mainyti ribotą laiką į pinigus, siūlydami ribotą pajamų, karjeros patirties ir darbo aplinkos kontrolę. Šis nekontroliuojamas ribotas vertas ULL principas, esminis lėtojame kelyje, atskleidžia, kad tiek darbo pajamos, vidinė vertė susijusi su laiku, tiek rinkos investicijos, sudėtinės palūkanos priklausančios nuo ilgo laiko, neturi reikiamo sverto ir kontrolės greitam turto kaupimui. Galiausiai darbai riboja potencialą diktuodami pajamas ir skatindami mokėk savo paskutiniam modelį, todėl tikra finansinė nepriklausomybė tampa beveik neįmanoma. Šiame skyriuje griežtai kritikuojamas lėtasis kelias į turtą, teigiant, kad tradiciniai patarimai, tokie kaip sudėtinės palūkanos, pensijų fondai ir pirk ir laikyk investavimas, yra iš esmės klaidingi siekiant greitos finansinės nepriklausomybės. Autorius atmeta šiuos metodus kaip reikalaujančius nerealių terminų, netvarios rinkos grąžos ir neatsižvelgiančius į infliaciją ar rinkos nepastovumą.
Jis pristato nekontroliuojamo riboto svertą ULL, teigdamas, kad lėtojo kelio kintamieji, tokie kaip laikas ir investicijų grąža, negali būti kontroliuojami ar reikšmingai sveriami, todėl tai yra vilties planas. Tekstas taip pat meta iššūkį išsilavinimo vertei, skirtam tik vidinę vertę didinti ar laiko keitimui į daugiau pinigų, pabrėždamas, kad tikram turtui reikia kontrolės ir sverto savo finansiniai ateičiai. Knyga kritikuoja įprastus kelius į turtą, pravedant nuo argumento, kad aukštasis išsilavinimas, ypač finansuojamas skolomis, gali sukelti išsilavinimo vergyją, įkalinančią asmenis darbuose, kad grąžintų paskolas. Tuomet atskleidžiamas praktikos paradoksas tarp finansų gurų, kurie propaguoja lėtojo kelio strategijas, pavyzdžiui, investavimą į fondus ar 10% taupimą, o patys praturtėja per greitojo kelio metodus, tokius kaip knygų ir patarimų pardavimą. Galiausiai autorius atmeta lėtąjį kelią kaip rizikingą lošimą, paremtą viltimi, pažeidžiamą nenumatytų gyvenimo iššūkių ir rinkos nepastovumo ir naikinantį vertingiausią turtą – laiką. Šis skyrius griežtai kritikuoja lėtąjį kelią į turtą, apibrėžiant jam būdingus pavojus tokius kaip priklausomybė nuo išorinių subjektų, ekonomikos nepastovumas ir jo lėtos matematinės visatos manipuliavimo beprasmybę. Teigiama, kad susitelkimas tik į ekstremalios išlaidų mažinimą, vienintelį kintamąjį, kurį lėtojo kelio šalininkai gali kontroliuoti, veda į gyvenimo būdo pablogėjimą, o ne į tikrą turtą. Autorius tvirtina, kad net sėkmingi lėtojo kelio šalininkai dažnai tampa vidurinės klasės milijonieriais vėlyvame amžiuje, nesugebėdami sau leisti prabangaus gyvenimo būdo, kuris paprastai siejamas su turtu. Galiausiai lėtasis kelias vaizduojamas kaip didelės rizikos, mažo atlygio strategija, linkusi į viduriniškumą, o jos pergalės dažnai reikalauja didžiulės šlovės arba dešimtmečių korporacinio kilimo. O dabar apie greitąjį kelią. Tai hibridinis finansinis kelio planas, skirtas spartam turto kūrimui, propaguojantis verslumą, o ne tradicinį įdarbinimą. Ši strategija naudoja kontroliuojamo neriboto svertą, CULL, kuriant verslo sistemas, leidžiančias ženkliai didinti pelną ir turto vertę, drastiškai sutrumpindami turto kaupimo metus. Teigiama, kad greitai praturtėti galima pasiekti pasitelkiant strateginį procesą ir sunkų darbą, skirtingai nuo lengvai praturtėti sukčiavimo schemų. Greitasis kelias pažada akceleruotą finansinę laisvę ir neįprastą gyvenimo būdą, sutelkiant dėmesį į masteliui didinančias sistemas, o ne linijinės, laikui apibrėžtas pajamas. Šiame skyriuje atskiriamas lėtasis kelias, laiko keitimas į pinigus darbe, nuo greitojo kelio, sistemų ir verslų kūrimo, kurie didina jūsų darbo svertą. Norėdami patekti į greitąjį kelią, turite pereiti nuo vartotojo mąstysenos prie gamintojo mąstysenos, sutelkdami dėmesį į vertės, produktų ir paslaugų kūrimą kitiems. Greitojo kelio turto lygtis, turtas lygų grynasis pelnas plus turto vertė, leidžia neribotą ir kontroliuojamą svertą, leidžiantį žymiai didinti pajamas manipuliuojant kintamaisiais, tokiais kaip parduotų vienetų skaičius ir pelno marža. Galiausiai greitojo kelio šalininkai kuria ir parduoda vertę didinantį turtą, verslus ir intelektinę nuosavybę. Tai yra tikrasis spartaus turto kaupimo ir finansinės laisvės variklis. Pristatomas turto spartinimo faktorius, VAF, paaiškinantis, kad turto vertė yra jo tvarus pelnas padaugintas iš konkretaus pramonės šakos koeficiento, dažnai analogiško akcijos kainos ir pelno santykio. Šis daugiklis įgalina greitojo kelio kelią į turtą, kai grynasis pelnas dramatiškai padidina turto vertę daug kartų viršijančių tradicinių investicijų grąžą. Pavyzdžiui, 400% ar 1700% prieš 8%. Svarbiausia yra kurti ar įsigyti vertę didinantį turtą ir pinigų medžius. Verslo sistemas, kurios generuoja pasyvias pajamas, atskirdamos turtą nuo laiko ir gali būti parduotos likvidavimo įvykiuose, kad popierinis turtas būtų paverstas dideliais pinigais. Ši strategija siūlo kontrolę ir eksponentinį augimo potencialą, smarkiai kontrastuodama su lėtojo kelio laiko keitimu į kuklę ribotą grąžą.
Šis skyrius detaliai aprašo kelis pinigų medžio sodinukus, kurie yra itin svarbus generuojant pasyvias pajamas ir pasiekiant finansinę laisvę. Pabrėžiama labai mastelio kompiuterinių sistemų, programinės įrangos programėlių, interneto verslų ir turinio sistemų, knygų, tinklaraščių, skaitmeninės žiniasklaidos galia dėl jų lengvo kopijavimo ir didžiulės aprepties. Veiksmingos platinimo sistemos pabrėžiamos kaip būtinos produktų prijungimui prie masių, o žmogiškųjų išteklių sistemos, nors ir sudėtingos ir brangios, tampa būtinos didelio masto augimui. Galiausiai autorius teigia, kad patys pinigai yra galingiausias pinigų medis, leidžiantis asmenims tapti skolintojais ir savininkais, kurie uždirba tikrai pasyvias pajamas, taip nutraukdami laiko mainus į pinigus. Ši knyga kontrastuoja greitojo kelio turtų strategijas su įprastu lėtojo kelio mąstymu, teigdama, kad pinigai turėtų tarnauti kaip laisvės kovotojai, generuojantis pajamas ir atlaisvinantis laiką. Paaiškinama, kad turtingieji sudėtinės palūkanas naudoja pasyvioms pajamoms ir likvidumui iš jau didelių sumų, o ne pradinio turto kūrimui, kuris priešingai kyla iš jų verslų. Pristatomas pagrindinis principas – poveikio dėsnis, teigiantis, kad turtas yra tiesiogiai proporcingas paveiktų gyvenimų skaičiumis per mastį, parduotų vienetus arba dydį vieneto pelną. Šis dėsnis pristatomas kaip matematinė tikruma, atmesdamas pritraukimo dėsnį kaip nepakankamą be veiksmo. Galiausiai asmuo yra pabrėžiamas kaip esminė turto transporto priemonė, vykdanti šiuos principus tikslinga pastanga. Šiame skyriuje kritikuojamas tradicinis patarimas «pirmiausia mokėk sau», teigdamas, kad jis iš esmės klaidingas darbuotojams, kurių pajamos pirmiausia apmokestina vyriausybės. Norint tikrai pirmiausia mokėti sau ir kaupti turtą, autorius teigia, kad reikia turėti save, įsteigiant verslą per korporatyvinę struktūrą tokią kaip C korporacija, S korporacija ar UAB. Šios įmonės suteikia esminės mokesčių lengvatas ir atsakomybės apsaugą, leidžiančias savininkui kontroliuoti savo pajamas ir teikti prioritetą mokėti sau. Galiausiai autorius pabrėžia, kad visos gyvenimo aplinkybės, įskaitant ir finansinę sėkmę ar neturtą, yra tiesiogis rezultatas vieno sukauptų pasirinkimų. Sąmoningi, atsakingi pasirinkimai veda į norimus rezultatus, o išdavikiški pasirinkimai gali sukelti nepataisomos žalos ir visam laikui nukrypti nuo gyvenimo tikslų. Šiame skyriuje galingai teigiama, kad kiekvienas pasirinkimas, kad ir koks mažas, turi didžiulę arklio galią ir ilgalaikės pasekmes, ypač tie, kurie padaryti ankstyvame amžiuje. Naudodamas metaforas, tokias kaip automobilio vairas ir golfo kamuoliuko trajektorija, autorius iliustruoja, kaip nedideli nukrypimai gali žymiai pakeisti gyvenimo kelią, vedantį į sėkmę ar ilgalaikę kančią. Labai svarbu, kad skyriuje pabrėžiama, jog suvokimo pasirinkimai, mūsų vidiniai įsitikinimai, mąstysena ir kalba pirmauja ir diktuoja mūsų veiksmus, raginant skaitytojus nuvalyti savo priekinį stiklą nuo ribojančių minčių. Priėmę įgalinančią perspektyvą ir analizuodami galimus rezultatus, asmenys gali priimti geresnius sprendimus, kurie teigiamai paveiks jų ateitį, varantis jų greitojo kelio transporto priemonę į turtą. Pristatomi du esminiai sprendimų priėmimo įrankiai – blogiausio atvejo pasekmių analizė VCCA, kasdienių rizikų vertinimui ir svertinto vidurkio sprendimų matrica VADM, sudėtingų gyvenimo pasirinkimų sistemingų kiekybinių įvertinimui. Be praktinių metodų pabrėžiama, kad praeitis nediktuoja būsimos sėkmės, skatinant skaitytojus permastyti prisiminimus kaip spartinančius, o ne išdavikiškus. Labai svarbu, kad autorius pabrėžia būtinybę įveikti priešinius vėjus, visuomenės sąlygotimą, neigiamą įtaką ir nepalankės aplinkas, aktyviai nuo jų nusigręžant ir priemant spartinančias jėgas savo tikslams pasiekti. Šiame skyriuje galingai teigiama, kad norint pasiekti sėkmę, reikia kruopščiai kurti savo santykius, traktuojant juos kaip būrį, kuris gali pagreitinti arba sabotuoti jūsų tikslus, ypač kalbant apie antrąją pusę.
Pabrėžiama, kad laikas, o ne pinigai, yra vertingiausias ir ribotas gyvenimo turtas, perspėjant, kad jį švaistydami nereikšmingiams užsiėmimams ar trumpalaikiams taupimams, iš esmės vertinate savo gyvenimą nuliu. Autorius identifikuoja parazitinę skolą kaip pagrindinę kliūtį, verčiančią asmenis į įsipareigotą laiką apmokėti materialius daiktus, taip atimant iš jų brangų laisvą laiką. Todėl tikrasis turtas yra ne tik finansinė nauda, bet ir strateginis laiko investavimas ir skolos eliminavimas, siekiant gausos laisvės ir gyvenimo būdo laisvės. Knyga kontrastuoja greitojo kelio šalininkus, kurie laiką laiko vertingiausių turtų, su lėtojo kelio ir šaligatvio šalininkais, kurie dažnai švaisto laiką taupant pinigus. Pabrėžiamas nuolatino savarankiško mokymosi, prilyginamo tepilo keitimu, kritiškai svarbus vaidmuo verslo sistemoms kurti ir plėtoti, o ne tiesiog didinti asmeninę vidinę vertę įsidarbinimui. Autorius paneigia dažnus pasiteisinimus tokius kaip aš nežinau kaip ir aš neturiu laiko, demonstruodamas, kad žinios yra laisvai prieinamos, o mokymasis galima integruoti į kasdienį gyvenimą per gyvenimo universiteto strategijas. Galiausiai žinutė yra ta, kad nuolatinis, be skolių ir pritaikytas mokymasis yra būtinas norint pasiekti finansinę laisvę ir prisitaikyti dinamiškame pasaulyje. Šiame skyriuje pabrėžiama, kad tikrasis turtas kyla iš proaktyvaus savarankiško mokymosi ir neįnaujamo įsipareigojimo, o ne brangių, išnaudojančių seminarų ar luošinančių skolų. Skaitytojai raginami panaudoti iššvaistytą laiką žinių įgijimui, prisiimti asmeninę atsakomybę už savo finansinę ateitį ir išsiskirti iš daugumos žmonių nuosekliomis pastangomis ir aukomis. Galiausiai greitojo kelio sėkmė reikalauja maksimalaus įsipareigojimo, nesėkmių vertinimo kaip neatsiejamų mokymosi patirčių ir protingų rizikos prisiėmimo, siekiant nepaprasto ilgalaikio komforto. Knyga skatina prisimti protingas rizikas siekiant verslumo iniciatyvų, pabrėždama, kad galimybės reikia išnaudoti dabar, nes laukimas kada nors veda prie neveiklumo ir apgailestavimo. Ji pristato poveikio dėsnį, tvirtinantį, kad tikrasis turtas atsiranda paveikus milijonus žmonių ir pateikia CENS sistemą – kontrolė, įėjimas, poreikis, laikas, mastas – kaip esminį lakmuso popierėlį, nustatant perspektyvius turtą generuojančius verslus. Pagrindinis principas – kontrolės įsakymas – pabrėžia, kad verslininkai turi būti savo verslo vairuotojais, o ne keleiviai priklausantis nuo kitų, nes atsisakius kontrolės apribojamas uždarbio potencialas ir sukuriama pažeidžiamumas staigiems finansiniams sukritimams. Šiame skyriuje kritikuojami verslo modeliai, tokie kaip tinklinė rinkodara ir franšizės, teigiant, kad dalyviams dažnai trūksta esminės kontrolės produkto, kainodaros ir rinkodaros sprendimų atžvilgiu, todėl jie tampa smulkia žuvimi kieno nors kito vandenyne. Propaguojamas ryklio mentalitetas, raginant skaitytojus būti vairuotojais, kurie kuria ir visiškai kontroliuoja savo prekės ženklus ir sistemas, o neinvestuoja į kito. Ši strategija atitinka įėjimo įsakymą, kuris pabrėžia, kad sėkmingi, mažiau konkurencingi verslai paprastai turi dideles įėjimo kliūtis. Galiausiai tikri greitojo kelio šalininkai kuria ir valdo savo verslumo sistemas, atmesdami žemų įėjimo kliūčių galimybės, kurios veda prie rinkos prisotinimo ir ribotos sėkmės daugumai dalyvių. Knyga pristato du pagrindinius įsakymus turtams kurti – įėjimas ir poreikis. Įėjimo įsakymas teigia, kad tikri verslai apima detalų procesą su didelėmis kliūtimis, o ne lengvus įvykius, nes lengvas įėjimas pritraukia visus, o tai veda prie intensyvios konkurencijos ir menkų grąžos. Papildant tai, poreikio įsakymas diktuoja, kad sėkmingos iniciatyvos turi sutelkti dėmesį į tikrą rinkos problemų sprendimą ir didžiulės vertės teikimą kitiems.
Verslininkai turėtų teikti pirmenybę išoriniams poreikiams, o ne savanaudiškiams norams, tokiems kaip daryti tai, ką mylite, ar tiesiog siekti pinigų, nes turtas natūraliai seka tuos, kurie teikia reikšmingus sprendimus. Šiame skyriuje metamas iššūkis populiariajai filosofijai daryk tai, ką myli, teigiant, kad ji dažnai veda į perkrautas rinkas, mažą pelną ir netgi gali sumažinti malonumą, kurį teikia veikla, kai ji atliekama dėl pinigų. Vietoj to autorius pasisako už aistrį galutiniam tikslui arba įtikinamą kodėl ugdymą, pavyzdžiui, finansinės laisvės pasiekimą ar konkrečių asmeninių svajonių įgyvendinimą. Ši gili aistrė, o ne meilė pačiam darbui, yra tikrasis motyvas kuriant sėkmingą greitojo kelio verslą. Galutinis tikslas yra sukurti sistemą, kurioje pajamos būtų atskirtos nuo laiko, leidžiančios asmenims laisvai siekti savo tikrųjų aistrių be finansinio spaudimo. Sutelkus pastangas su galingu kodėl, greitasis kelias užtikrina, kad gyvenimo kelias sulieja su svajonėmis, o neveda į aklavietį, tai yra į nemėgstamą darbą. Pristatomi du kritiniai įsakymai greitojo kelio turtams kurti – laikas ir mastas. Laiko įsakymas diktuoja, kad verslas turėtų būti automatizuota sistema, o ne darbas, kuris suryja visą savininko laiką, pabrėžiant pasyvių pajamų, pinigų medžių poreikį. Masto įsakymas apžvelgia, kad verslas turi kurti masės aprėpimo, parduotų vienetų arba didelio apimties potencialą, atmesdami vietinius mažos maržos verslus su įgimtomis augimo lubomis. Šių principų pažeidimas, pavyzdžiui, daug laiko reikalaujanti neplėčiama kavinė, paverčia potencialiai pelningą verslą į lėtojo kelio darbą ir užkerta kelią prieiti prie poveikio dėsnio, kuris sieja plačią įtaką su dideliais turtais. Todėl tikrai greitojo kelio sėkmei reikia verslų sukurtų automatizavimui ir plačiam eksponenciniam augimui, o ne tik mudliam pelniškumui. Autorius iliustruoja greitojo kelio grynumo koncepciją, pasakodamas apie savo sprendimą atsisakyti pirkti limuzinų įmonę, kuri, kaip jis suprato, pažeidė kelis pagrindinius tikrojo turto kūrimo principus. Šie greitojo kelio įsakymai pabrėžė verslus, kurie vengia laiko mainų į pinigus, siūlo būdingą mastelio didinimą, palaiko kontrolę ir atitinka tikrus rinkos poreikius, o ne yra riboti hobijai. Knyga identifikuoja 3 greitojo kelio autostrades – internetas, inovacijos ir tikslinė iteracija – kaip galingiausius kelius, kuriant verslus atitinkančius šiuos kriterijus. Internetas pristatomas kaip galingiausias dėl jo tiesioginio mastelio didinimo ir automatizavimo, o inovacijos sutelkė dėmesį į produktų kūrimą ir efektyvų platinimą, o tikslinė iteracija apima sėkmingų vienetinių verslų pakartojimą siekiant masinio mastelio. Šis skyrius iš naujo apibrėžia galimybės, teigdamas, kad tai mažiau susiję su proveržių išradimu, o labiau su kasdieniais nepatogumais ar nepatenkintais poreikiais sprendimu, darbu geriau nei esami sprendimi. Jis skatina verslininkus konkurenciją vertinti kaip galimybę tobulėti, pateikiant pavyzdžius tokius kaip Google ir Starbucks, kurie pagerino esamas koncepcijas. Tekstas pataria skaitytojams pastebėti galimybes, klausantis dažnų skundų ir nusivylimų, ir priimti nesėkmę kaip potencialų naujų kelių ir inovacijų katalizatorių. Galiausiai, jis susieja šias įžvalgas su finansinės laisvės pasiekimu, pateikdamas praktinį 4 žingsnių metodą skaitytojams, kaip apibrėžti norimą gyvenimo būdą ir nustatyti konkrečius finansinius tikslus, tiek pasyvioms pajamoms, tiek sukauptam turtui. Pats svarbiausias aspektas – vykdymas. Šiame skyriuje pabrėžiama, kad puikios idėjos yra bevertės be stipraus vykdymo, akcentuojant, kad vidutinė idėja su puikiu vykdymu gali duoti eksponenciškai didesnę sėkmę. Rinka yra galutinis teisėjas, diktuojantis verslo kryptį ir padarantis tradicinius verslo planus didžiąja dalimi pasenusiais, be apčiuopiamo vykdymo.
Autorius pabrėžia, kad nuolatinis vykdymas, reaguojantis į klientų atsiliepimus ir reikalaujantis nuolatinio proceso, pastangų ir disciplinos yra tikrasis turtų generavimo katalizatorius ir įtikiniausias verslo planas pritraukiant investuotojus. Galiausiai, sėkmė slypi ne pačioje idėjoje, o nenumaldamame įsipareigojime ją įgyvendinti. Skyrius teigia, kad apskritai prasta šiuolaikinio kliento aptarnavimo padėtis suteikia didelę galimybę verslui klestėti. Įgyvendinant aukščiojo netikėto kliento aptarnavimą, SUCS, įmonės gali teigiamai pažeisti žemus klientų lūkesčius, paversdamos juos lojaliais mokiniais. Šie evangelizuojantis klientai tampa galinga, nemokama žmogiškųjų išteklių sistema, generuojanti neįkainuojamą žodinę reklamą ir eksponentinį augimą. Autorius pabrėžia, kad klientas turi būti pagrindinis bosas ir siūlo strategijas, pavyzdžiui, atrodo didelis, elgiasi mažas, siekiant pagerinti SUCS ir atgrastyti konkurenciją. Šis knygos skyrius pabrėžia, kad sėkmingos verslo partnerystės, įskaitant su profesionaliais paslaugų teikėjais, tokiais kaip buhalteriai ir advokatai, reikalauja kruopštaus patikrinimo ir gilaus suderinamumo, panašiai kaip santuoka. Įspėjama apie nepatikimo pasitikėjimo pavojus visose verslo santykiuose, nuo darbuotojų iki finansų konsultantų, pabrėžiant patikrinimo poreikį, siekiant užkirsti kelią išnaudojimui ir finansiniai pražūtim. Ypatingai svarbu, kad tekstas teigia, kad fanatiškas klientų aptarnavimas teikiamas darbuotojų yra nepaprastai svarbus, nes jokios produkto savybės negali kompensuoti prastos žmogiškosios sąveikos. Galiausiai teigiama, kad verslas turi būti grįstas tikrais rinkos poreikiais ir siūlyti unikalią vertę, o ne savanoriškus norus, siekiant išvengti komodifikacijos ir pasiekti ilgalaikę sėkmę. Šiame skyriuje kritikuojama, kaip daugelis įmonių patenka į komodifikaciją, įeidamos į pramonės šakas be poreikių pagrįstos prielaidos arba per daug dėmesio skirdamos konkurentams. Teigiama, kad tikra sėkmė slypi kuriant stiprų prekės ženklą, o ne tiesiog verslą, sukuriant unikalų pardavimo pasiūlymą USP, kuris pabrėžia išskirtinę vertę ir išsiskiria iš konkurentų. Vietoj to, kad reaguotų į konkurentus, įmonės turėtų diegti naujoves ir strategiškai išnaudoti rinkos silpnumą, kad sukurtų unikalią vertę klientams. Galingas prekės ženklas palaikomas efektyvaus USP ir rinkodaros, kuri išsiskiria iš pramonės triukšmo, leidžia įmonėms vadovauti, reikalauti aukštesnių kainų ir puoselėti klientų lojalumą, taip išvengiant kainų karų. Šiame skyriuje pabrėžiama galingos rinkodaros ir prekės ženklo kūrimo labai svarbios sėkmės, reikalaujantis, kad žinutės prasiskerbtų pro reklamos triukšmą. Veiksmingos strategijos apima stiprių emocijų sukėlimą auditorijoje, interaktyvumo skatinimą ir nekonvencionalumą, kad būtų atkreiptas dėmesys. Labai svarbu, kad visa rinkodara turi atsakyti į klausimą, kokia iš to nauda man, paverčiant produkto savybės aiškia įtikinamą naudą klientui. Galiausiai, kaina pristatoma kaip galingas prekės ženklo kūrimo įrankis, savaime perteikiantis vertę vartotojams. Šiame skyriuje pabrėžiama monogamijos, nepajudinamo susitelkimo į vieną verslą, kritinė svarba, kuriant stiprų turtą ir pasiekiant didelį turtą. Perspėjant apie išsklaidžiostas pastangas, kurios veda prie silpnų rezultatų. Tuomet pristatomas greituojo kelio superikroviklis, 20 žingsnių sistemingas turto pasiekimo procesas, kuris veda skaitytojus per mąstysenos pasikeitimą nuo tradicinių lėtai praturtėk metodų. Pagrindiniai pabrėžiami principai apima laiko panaudojimą, plečiamą turto kūrimą sprendžiant poreikius dideliu mastu, poveikis ir verslo sistemų automatizavimą. Galiausiai knyga propaguoja nuolatinį mokymąsi, pasiteisinimus įveikimą ir apgalvotą kontroliuojamą veiksmą siekiant finansinės laisvės ir prasmingo gyvenimo kūrimą. Apibendrinant, knyga milijonieriaus greituojo kelio atsakė į daugelį skaitytojų klausimus, paaiškinant pagrindinius greituojo kelio filosofijos principus. Ji teigia, kad tikrasis turtas atsiranda kuriant verslus, kurie sprendžia rinkos poreikius dideliu mastu
veiksmingai atskirdami pajamas nuo laiko, o ne keisdami valandas į pinigus, kaip keisdami anksčiau, keisdami valandas į pinigus. Autorius pabrėžia asmeninę atsakomybę už skolas ir finansinius rezultatus, raginant skaitytojus didinti pajamas per tikslingą, poreikių pagrįstą verslumą. Kartu perspėjant apie verslus, kuriems trūksta kontrolės arba kurių įėjimo barjerai yra žemi, pavyzdžiui, partnerystės rinkodara. Galiausiai, greitasis kelias pristatomas kaip kelias į laisvę ir autonomiją, reikalaujantis gilios aistros, nepajudinamo įsipareigojimo ir esminio mąstysenos ir pasirinkimų pokyčio. M.J. DeMarco knyga Milijonieriaus greitojo kelio yra ne tik finansų vadovas, bet ir gyvenimo filosofija. Tai kvietimas atsisakyti priimtų normų, prisimti atsakomybę už savo ateitį ir drįsti siekti ne tik turto, bet ir tikrosios laisvės ir ne kažkada senatvėje, o dabar, kol dar esate jauni ir kupini gyvybės. Ji moko mus tapti gamintojais, o ne tik vartotojais, kurti sistemas, o ne tiesiog dirbti. Ji primena, kad didžiausia rizika yra gyventi be rizikos, bijant įgyvendinti savo svajones. Taigi, ar esate pasiruošę perprogramuoti savo mąstymą apie turtą? Ar esate pasiruošę stoti prie savo finansinės kelionės vairo ir spausti greitojo kelio akceleratorių? Atsakymai yra jūsų rankose, jūsų pasirinkimuose. Ši knyga ne tik atveria akis, bet ir suteikia įrankius, žinias ir įkvėpimą, kad taptumėte tikrų savo gyvenimo kūrėjų. Dėkui, kad buvote kartu. Tikimės, kad šis įvadas į milijonieriaus greitąjį kelią įkvėps jūs pradėti savo kelionę į finansinę laisvę. Iki pasimatymo.